Herkese merhaba. Yo, привет всем. Bonjour, Bibi žino, kaip ten to šūdas tarės. Sveiki visi. Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir kaip jau pastebėjote, aš video pradžioje pasveikinau su jumis truputį skirtingomis kalbomis. Ir ką tai galėtų reikšti? Tai reiškia, kad šiame videoblogė aš pakalbėsiu apie įvairiausias pasaulio šalis, jų gyventojus ir netgi kalbą. Taigi, ko mes laukime? Taigi, pirma šalis, apie kurią aš norėčiau pakalbėti, yra... Oi, čia taip įsidėjęs. Pirmas dalykas, kurį mes jau visi pastebėjome šios šalies teritorijoje, tai yra gyventojų kiekis. Aš nesuprantu, jie ten kablė, pisasi kaip barsukai. Na taip, daug žmonių, linksma, bet taip ble, jie visi vienodi. Nesuprantu, kaip ten gali būti įdomu gyventi, kai tavo geriausia draugė yra tokia pati kaip tavo mergina ir tavo motina. Pavyzdžiui, įsižiūrėkite į šitą fotografiją. Neapsigauk. Čia tik Photoshop. Bet jie rimtai visi vienodi. Kitas dalykas yra, Kinija yra skaitome tokios šalimis, kurioje išmokti kinų kalbos prireiktų Bibi žino kiek metų. Bet nenusiminkite, jeigu jūs pavyzdžiui tos kalbos nemokite, jūs visada galite apsimesti, kad tą kalbą mokate. O, sveika seni. Zdaro, jo, senai nesimatėm. Klausyk, aš išmokau kinų kalbos. Rimtai? Pasakyt? Jo, davai. Klausyk. Na kaip tau? Geras! Va čia tai kosmosų kraštas. Čia vyksta tokie stebuklai, kurie dar niekada nebuvo įvykę kitoje šalyje. Lietuva pasižymi tuom, kad nuėjęs iš bet kokią kampą tu gali gauti pizdį už nieką. Pasisveikink su savo žiūrovais. Jie tave myli. Įsivaizduoju, jie tave myli. Viena net klausė, ar tu turi paną. Sakiau, kad jau. Na arba kai eini gatvė ir koks nors vaikas už tave gal 9 metais jaunesnis pasiūlo tau į galvą. Ei, tau, nori galvą, gal nori pasimušti, ką aš tavęs nebijau. Davai, vienas. Patylėkit, ble. Kaimynai neužsičiaupė. Turiu omenyje, jie gręžia kažkokį tualetą. Jam tualetą sugedo tai. Bibi dėjau aš ant tave, supranti tu ar ne, ble? Dar Lietuva labai pasižymi tuom, kad nacionalinis stadionas yra statomas ilgiau nei Cheopso piramidė ir kad pica į namus atvažiuoja greičiau nei greitosios pagalbos automobilis. Dar Lietuva yra labai nežmoniškos kainos. Žmonės prieina, pasižiūri ir išeina. Nu, ką daryti? Kokie gražūs džinsai. Marškinėliai irgi neblogi. O, su siuviniais. Man kaip tik reikėjo naujas esmė. Įdomu, kur čia? Įdomu, kiek kainuoja. Bet ką padarysi? Lietuvoje bent jau yra labai draugiški forsai. Ne visi, bet draugiški. Pavyzdžiui, vakar netoli prie mano namų, prie manęs priėjo kažkoks skustas čiuvakas ir kažką pradėjo rėkti. Visas vaizdas atrodė maždaug taip. Эй, tu, короче, stovi? Короче, turi problemų? O galės pataisyti? Oi, tu, короче, seni, viskas, короче, aš baigiu, aš, tipo, tu matau čia kietas, aš matau, tu bazarai valdas čia, aš suprantu, aš galvoju, tu čia, tipo, toks va, tipo, lievas, toks, žinai, prieisiu, aš suprantu, aš čia gaujos lyderis, bet aš matau, tu čia, čuvakas prie prikol, tu moki prikol, viskas nebelendu prie, viskas, tu maladėts, gerai čia gerą, už prikolnį tokio gyvenime nebūčiau sugos, kuruč, viskas, aš nokautas, karočią. Aš nebelendu prie tavęs, o tu viskas, tu eini savo, tu manęs tik nemušk, klausyk, aš vaidinu kačioką, bet aš toks nesu. Bet va, vienu žodžiu, tu gal turi uonę pabendraut. Dideli bibiai, daugiau nieko. Į tokį didelį da turėjai kaip gruzinų. Ką didelį? Nu, bibė. Ei, palauk! Ką tu čia darai? Tu ką tik pats sustumė ant savęs. Aš juk sustumė ant tavęs. Bet kad aš esu tu. Tu esi aš. Karočią, gal tiesiog gali pakeisti šitą tekstą į kažkokį nors kitą. Gerai? Gerai. Nu, pabandom per naują. Ką? Taigi tęsime. Man atrodo,
atrodo, čia vienintelė pasaulyje stebuklų šalis. Viskas viename. Rusija pasižymė įvairiausiom avarijom, nesąmonėm ir dar daug visokiausių kitų šūdų. Visi žmonės čia talentingi. Net ir talento neturintys žmonės sugeba iš savęs padaryti kažkokį tai supermeną. В значительном масштабе. Санкции достаточно серьезно влияют на экономику, на общее состояние народного хозяйства, но больше они оказывают давление на общественное мнение Ирана. Žmogus suaugęs, bet širdyje vis tiek turi to vaikystės džiaugsmo. Nu, dar Rusijoje yra labai draugiškos močiutės. Stotelėse. Пошел нахуй! Пидор! Когда ты сдохнешь? Спокойно! Что ты только пидорас! Пидорас! Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu aš būčiau toksai. Пошел нахуй! Пидор! Хуястатый! Ne kažką, Edvi. Ne kažką. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują videoblogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, prenumeruokite, komentuokite ir viską darykite vienu metu. Ir dar, kaip jau žinote, o gal ir nežinote, už 9 dienų bus mano gimtadienis. Ir iškart norėčiau visiems padėkoti, kurie mane pasveikins. Tikiuosi, kad pasveikins. Nes tomis dienomis aš truputį būsiu išvažiavęs ir negalėsiu jums visiems padėkoti už sveikinimus. O didžiausia dovana iš jūsų man būtų, jeigu ant šito video paspaustumėt like mygtuką. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują videoblogą. Su jumis buvau aš, Edvinas. Ciao!